XIII amžiaus rankraštis pasakoja, kodėl žmonės pasirinko deginimo paprotį. Sovijui mirus, jo sūnus įrengė 3 amžinuosius guolius – žemėje, medyje ir lauže. Paklaustas, ar gerą atilsį turėję žemėje išmiegojęs, Sovijus atsakė: ak, kirminų ir šliužų ėdamas buvau. Į medį įkeltas sudėjavo, bičių ir daugybės uodų ėdamas buvau. Aiman, kai prastai miegojau. Lauže pabuvojęs tarė, kaip kūdikis lopšys saldžiai miegojau. Amžinojo miego saldumu buvo paaiškintas laužo pasirinkimas, bet nieko nepasakyta apie kūno deginimo ar nedeginimo pasaulėžiūrinę šaknis, tačiau šį bei tą apie papročių raidą žino archeologai. Akmens amžiaus Lietuvos žmonės mirusiųjų nedegino. Seniausi palaikai datuojami 10 tūkstantmečių prieš Kristų. Seniausias kapas rastas Biržulio ežero Spigino saloje ir datuojamas 7 tūkstantmečių prieš Kristų. Kretoje nerasti kapai datuojami 4 tūkstantmečio prieš Kristų vidurį. Spigino saloje virvelinės keramikos žmonės ir senieji baltai kapus supylė 3 tūkstantmetyje prieš Kristų, o Plinkaigalio virvelininkai savo mirusius palaidojo dar 3 tūkstantmečio prieš Kristų pabaigoje. Žalvario amžiuje, apie 1100 metus prieš Kristų, deginimo paprotys atėjo iš centrinės Europos. Jį atnešė urnų laukų kultūros žmonės, kurie buvo vakarų baltų pilkapių kultūros žmonių kaimynai. Nuo 6 amžiaus prieš Kristų kūnų deginimas ypatingai išplito tarp vakaruose gyvenusių baltų, veidinių urnų kultūros žmonių. 1 amžiaus didžiąją aisčių migraciją lydėjo atgijęs kūnų nedeginimo paprotys, kurį šie įsinešė iš prigimtinių erdvių, iš Sembos ir Mozūrų ežeryno pasienio, kur sugyveno ir kūnų deginimo ir nedeginimo papročiai. Iki 8 amžiaus nedegintų kūnų paprotys gyvavo visose naujosiuose aisčių kultūrose, tačiau prigimtinėse aisčių žemėse deginimo laužai liepsnojo kaip ir anksčiau. 6 amžiuje naujas kūnų deginimo židinys atsirado lietuvių žemėse. Ši kūnų deginimo banga aisčių žemės užklojo palaipsniui, bet nuo 8 ir 9 amžių ribos kūnus degino beveik visi aisčiai. Sembos aisčiai, galindai, jotvingiai, skalviai, kuršiai, žemaičiai, aukštaičiai, lietuviai, sėliai. Išsiskyrė žiemgaliai. Iki pat pirmųjų krikščionių pasirodymo 12 amžiaus pabaigoje jie laikėsi kūnų nedeginimo papročio.